Surskė, va pas jumis lankėsi vaikučiai, kurie renka parašus. Aš jau 10 metų panašių žmonių pas save neįsileidžiu. Aš surašymą pats padariau internetu, aš laiškus iš vis pasiimu, tik tai pats nuvėjęs į pašto skyrių, kai per užgavėnės vaikučiai apsirengia žydais ir prašo visokių pinigų, tai aš atsistoju 4 prie durų ir pradedu lot. Arf, arf, arf. Aš žinokit visus įleidžiu. Vakar buvo pas mane užėjo tokie 2 lenkiukai, važiukai, tai paėmiau, žinot, pasirašiau dėl Vilenšiznos autonomijos. O kodėl pasirašėt? Vaikų gaila, suvargę, su šaliam, su rykšte išvaryti, žiūro į mane tokiom liūdnom akytėm. Nu, nepasirašysi, nu tai vėl gaus rykščių nuo politikuojančio tėtės. Nu ką tai, gal tada įvyks 3 stebuklas. Pirmas buvo Izraelio valstybės sukūrimas, antras Kosovo valstybės sukūrimas, o 3 sukurs vaikučiai Polska Respublika Liudova Junior. Man atrodo, kad vaikučių siuntinėjimas įrodo, kad labai lenkai bijo lietuvių. Lietuvaičių. Įsivaizduokit, dabar pas lietuvaitį ateitų toks dėdė lenkaitis. Taigi iškart gautų į ūsą. O čia ateina vaikutis, nu tai ką, nu pasirašai, nu ten galvytę paglostai per žanduką patepšnoji. Jūs nesumenkinkite stebuklą, o toj Vilenskį kurjer Vilenskį parašys, kad kur nors turgeliuose ar kemeliuose šventoji mergelė Marija pasirodė vaikučiams ir įdavė 10 įsakymų perduoti Tomaševskiui. O kodėl nepasirodys tiesiai Tomaševskiui? Matot, Tomaševskiui jau niekas nebetikė, net lenkai nebetikė. O vaikučiais patikės. Skriaudžiamais vaikučiais tiki net prezidentė. O ką ži greit sukurs naująją Lenkų valstybę? Nu, ne, šį savaitgalį tai tikrai ne, nes šį savaitgalį visas pasaulio dėmesys bus nukreiptas į princo Viljamo ir katės vestuvės. O Lenkams reikia triukšmo, Lenkai be triukšmo negali. Nu jo, dėl princo vestuvių net Andrius Šedžius savo vestuvę su Monika nukėlė. Ai, kit. Va taip va. Koks aukštameniškumas.